Trys dalykai, ko 80% pirkėjų dažniausiai nepatikrina pirkdami automobilį. Pirmas dalykas. Automobilis ant šalto užvedimo. Šaltas motoras, tai yra tas pirmas užkūrimas po nakties, sakykime, ne, labai parodo daug dalykų. Dažniausiai žmogus atvažiuoja pirkti automobilį, kažkur susitinka su pardavėju, pardavėjas jau būna automobilį pilnai užšildęs, automobilis atrodo, kad dirba viskas tvarkoj ir ant tokio dalyko pasimauna. Po to, po kurio laiko, nusipirkęs tą automobilį, kuriant šaltą ryte, pamato iš tikrųjų, kas su to varikliu darosi. Antras dalykas. Tai vėlgi, pavarų dėžės darbas šaltai. Tai yra šaltos pavarų dėžės darbas užkūrus automobilį ir išvažiavus, kol jisai nėra pilnai apšilęs. Tai vėlgi, šilta dėžė elgiasi visiškai vienaip. Tačiau šalta dėžė gali elgtis absoliučiai kitaip. Ir čia pasirodo visiška tiesa, kas jūsų laukia ateityje. Ir trečias dalykas, tai ridos patikra per ECU blokus. Dažniausiai tikrinam kaip rida, atvažiavę per spidometrą. Yra kai kurie, kas turi ten kažkokią tai, sakykime, diagnostiką dėl savęs, pasijungia taip pat skidelio bloką, pasižiūri, tenai sutampa rida su esančia rida spidometrė ir viskas. Tačiau automobilis saugo ridą ne viename spidometro blokoje, o keliose. Ir visus reikia juos sutikrinti, kad, kaip sakant, įsitikintumėt, kokia yra iš tikrųjų teisybė. Tokie, sakyčiau, iš pastebėjimų, iš klientų pastebėjimų, iš pažįstamų pastebėjimų, tokie, sakykime, 3 dalykai, kuriuos dažniausiai praleidžia pirkdami automobilį. Jeigu turite išsirinkę automobilį patikrai, jeigu neturite automobilio patikrai išsirinkę, bet ieškote automobilio ir norite, kad jį surastumėm, drąsiai galite kreiptis į Važiuojam Auto Facebooką, per Messengerį, arba atsiųsdami skelbimo nuorodą, kurį išsirinkot, arba parašydami viską, ko ieškote, koks jūsų biudžetas, lūkesčiai ir taip toliau. Jeigu, kaip sakant, neišsirinkę esate patikrai, tai surasime jums tinkamą automobilį pagal jūsų turimą biudžetą. Tam kartui tiek ir einu ilsėtis, rytoj važiuojam į Vilnių. Jeigu turite Vilniuje išsirinkę automobilį, tai galime patikrinti dar rytoj. Ačiū uždėmesi ir iki sekančio.